Šiandien atvykau į stomatologijos kliniką ir skraidysim su FPV dronu po patalpas. Įtrauksim kiek įmanoma daugiau kolektyvo ir bandysim atskleisti visą kliniką ir jų teikiamas paslaugas. Tik nežiūrėk, atmerk akytes, atsimerk! Pinkiausiu ir žemyn, leis. Oi, blem. Turim. Geras, ne? Klinikoje lankausi jau antrą kartą kartu su kolega Augustinu, kuris padeda kuruoti šitą projektą. Pirmąjį kartą atvykę, apėjome patalpas, pasižiūrėjome galimą maršrutą ir tuo pačiu pasidarėme intro ir outro. Padaryti, kad visa klinika nedirba, labai sudėtingas. Todėl nusprendėme filmavimą skaldyti į 2 dienas. Pirmąjį kartą atvykę nufilmavome atskridimą iki klinikos ir išskridimą laukan. Todėl šį kartą atvykę turėjome užduoti nufilmuoti visą vidų. O dabar matysite, kaip mes einame susiderinti galutinai visą maršrutą. Tu turi čia ganėtinai nemažai vietos, ar ne? Nu, jo, bet aš, žinai, nenoriu į plaukus skristi ir panašiai, kaip šikšnosparnis, žinai. Pasitiks gydytoja paspaus ranką. Gerai, tai iš karto tada žiūrim. Kėdę. Būtų taip logiška. Jo. Ai, taip buvo? Jo, nes aš čia staigaus kampo taip negaliu padaryti. Okei, gerai. Girdės, kad artėja link jūsų, daro duris, viskas, toliau skrendam. Reikia turėsi atvaryti ir atidaryti šitas duris. Aha. Bet kai dronas jau bus tenai. Tada čia atvarot, čia mes sugalvojom tai, kad Agnė pati sėda į kėdę, o kita gydytoja tipolė foto, kad fotkina. Tai gerai, tai tada veiksmas geriausiai būtų, kad dronas įskrenda ir jau kažkas ima fotiką. Taip. Tada ima fotiką. Čia maždaug, kai dronas stovi vietoj, yra blikst ir nuskrendam toliau. Ir skrendu čia. Įlėkia dronas ir jūs tuo metu ten stovėt prie durų. Tai gal įskrendat ir aš duris uždarau? Būtent. Susidaro ir čia taip gan lėtai apskrendu, vyksta gestikuliacija. Ai, tai tu stovi už durų, ne? Jo, dronas suskrenda, taip, ir tada žiauriai gerai. Viskas, varom tolyn. Žiūrėk, pasam aukštai praskris dronas, žiūrėk, kad parodys. Taip. Tada atskrendu turbūt per šitą pusę ir kad mes čia kažkiek pamatytumėm, kad čia viskas skenavimas. Ką, viskas paruošta, bandysim pirmą dublį. Čia sekundę užtempė. Pavėlavo. Fainai atrodo šiaip šitas skridimas. Tik nežiūrėk, atmerk akytes. Atsimerk. Čia žiauriai gerai šitas įėjo visai tai. Tai reikėjo ne užpinkiauto žemyn leisti. Nu ką, reikia apšnekėti dabar dalykus ir kartuojam. Esmė yra tame, kad Fotika nelaiko registratūra viskas okei, sterilizaciniai per ilgai laukė ir Ramintas su fotiku per ilgai užtempė, visi kiti realiai sakyčiau okei, ne? Jo, tai šitos... Jokūbai, kitas momentas, kai skrenda dronas, tu negali užsidengti akių. Padarėm iš antro karto, ar bus ramu ką? Gerai. Šitas vyresnis kadras iš karto. Šitas ir geras, pažiūrėk, iš antro dublio pamatysim. Atneš tą dovaną gerai, toj Silvija. Būk atsimerkęs, pamojuok į droną, gerai, pamojuok. O, labai gerai, liuk. Lynus dėl užstrigimo, ne? Nereikėtų mojuoti. Galim iškart kartuot, bet tegul nemojuoja.
galim iškart gal dar vieną. Galbūt. Šiaip geras buvo, aš tam... Dar vieną, greit pasišuka dar kartą greitai. Oi, blem. Aha. Tai būna. Toj 2 minutės, gerai, tada pasakau. Gerai. Man 2 minutės. Turim. Geras, tada? Nesvarbu, bus taisyta. Bet maždaug. O man jau patinka. Kaip tau? Žodžiu, padarėm, nežinau kiek dublių buvo, 3 ar 4. Visur visada būna mikro mažų kliurkų, bet svarbiausia rezultatas. O rezultatas gavosi ir pamatysit montažą. Skrydis pavyko, visi pasijungė, buvo daug veiksmo, buvo krešų, buvo dublių. Pasižiūrim, kaip gavosi.